Daktaras Semas Akbaras – atsparumas stresui. Kaip įveikti stresą ir ugdyti didesnį atsparumą. Ištrauka. Citrinos. Vieną kartą prieš daugiau nei 100 metų psichologas Edvardas Tičneris atrado, kad nuolat kartojami žodžiai praranda savo prasmę. Jis tai padarė su žodžiu pienas, bet man patinka rinktis citrinos. Arba šakutė. Šis žodis skamba taip kvailai. Mėginkite dabar pat. Garsiai 40 kartų iš eilės ištarkite žodį citrinos. Tikiuosi, jūs dabar ne autobuse. Kas nutiko? Esu beveik įsitikinusi, kad žodis citrinos jums ką tik pavirto beprasmiu garsų kratiniu, o kai šitaip nutinka, žodžiai taip pat ima prarasti savo įprastas asociacijas ir emocinės sąsajas. Galbūt citrinos, pienas ar šakutės jums nesukelia daugybės probleminių asociacijų ar emocijų, bet galiu lažintis, kad savikritiškai pavartojami žodžiai ir frazės tokie kaip kvailė, storas, niekam tikusi, blogas žmogus sukelia neigiamų pojūčių. Taigi dabar pratimą atlikite ir vartokite save kritikuojančius merkiančius žodžius. Pakartokite juos mažiausiai 40 kartų, kad numalšintumėte tų frazių emocinę iškrovą. Nebandote savęs įtikinti, kad jomis savo sakote tiesą arba meluojate. Tik tai stenkitės atimti galią iš šių žodžių, kuriais jūs atakuoja vidinis kritikas. Kągi pastebėjote? Ar tų žodžių galia pakito? Jeigu pratimas jums padeda, pasižiūrėkite, gal pavyktų jį pakartoti porą sykių per savaitę. Bet geriausia jo neatlikti susitikimo su viršininku metu po nosimi tyliai murminant nevykėlis.